neleisk mūsų gundyti. Bet kas yra ta pagunda? Tai ne tik blogi pasirinkimai, tai kartais yra pikta aplinka, aplinkybės, kurios bando sunaikinti mūsų tikėjimą mylinčių tėvų. Tai gali būti lygos, netektis, skausmai, kai atrodo, kad Dievas tyli. Kai miršta mylimas žmogus, kai užklumpa liga, kai viskas gyvenime griūva. Ir mes dažniausiai tada šaukiame, Dieve, kodėl? Kur tu buvai? Kodėl nepadėjai? Bet Dievas yra, mūsų užtikrino Jėzus Kristus, jis nepalieka. Net skausme jis yra. O mirtyje duoda gyvybę. Lygoje stiprybę, išbandyme naują kryptį. Todėl meldžiamės, neleisk mums palūžti skausme, tamsoje, nevilties akimirkomis, gyvenimo beprasmybėje. Nepalik mus vienų, Viešpatie, pasilik su mumis. Ir tada net giliausioje naktyje pamatysime šviesą. Te laimina Jūs Viešpats. Geros dienos.